Pati konferencija išaugo nuo keliasdešimt iki 1000 dalyvių. Tai reiškia žmonių, kuriems apskritai rūpi šitie klausimai, kurie dažnai nėra labai populiarūs. Šitos konferencijos mastas šiais metais iš tikrųjų yra labai įspūdingas. Mes matome, kad Lietuvoje darbų saugos specialistai, HR specialistai, vadovai pradeda aktyviai domėtis darbuotojų gerovę, darbuotojų saugumu. Tai yra informacijos sklaida. Jeigu tu nežinai naujienų, kaip tu galėjai koja kojon su visa rinka ir visom naujienom. Tu tampi nekonkurencingas rinkoje. Lietuvoje darbų saugai dar labai toli kur eiti ir labai daug ką mokytis. Tiek, kiek aš ir matau iš visų pranešėjų ir pristatymų, tie pristatymai yra labai einantys iš tikrųjų saugos gerinimą, ne vien tik tai į koregavimą. Mes turime atsižvelgti į pasaulio tendencijas. Tai gali padėti produktyvumui ir žmonės nori keistis, aš tuo džiaugiuosi, nes dar tokios konferencijos kaip šiais metais aš tikrai dar nemačiau.